dabar labai toks stilius populiarus, populiarėja ir Europoje, sparčiai, šiaip iš Amerikos jisai atėjęs, tai bageriai vadinasi, bagger. Tai čia yra kelioniniai touring tipo motociklai ir jie perdarinėjami į tokius, nežinau, ekstravagantiškus touringus padaromi su dideliais ratais priekį, prailgintom tašiam, išplatintais bakais. Tai mes būtent darome plastiko dalis būtent šitiem bageriam. Bet, sakau, vis daugiau ir daugiau atranda ir Lietuvoje tokį dalyką. Gal žmonės pradėjo labiau vertinti, mažiau tų pinigų gailėti, kas, aišku, pinigai nėra viskas, jie laikini dalykai, o tokį mocą, nežinau, iš tikro, nenuvertės jisai, ką norėjau pasakyti. Nežinau, kas yra vienetinis darbas, kažką pakeisiu jau irgi jisai bus vienetinis, bet šiaip žmonės, paprasti bikeriai, tie, kurie važinėja su motociklais, ir šiaip gan nemažai čia visi važinėja su tais motociklais. Ta prasme, ne taip, kad, sakykim, šitą motociklą perdarysim ir jisai stovės kažkur tai ten garaže. Su jo važinės. Ir šiaip stengiamės daryti mocus, kad su jais būtų galima važinėti, o ne kad stovėtų kažkur tai garaže. Arba virtuvėje, arba tualete.